Trečiasis taip pat B raidelė pažymėtas uždavinys, tai reiškia, kad jį gali išspręsti mokinys nelankęs 11-12 klasės, bet čia buvo galima ir panaudoti žinias įgytas 11-12 klasė, na greičiausiai 11. Prašo rasti pavaizduotą trikampio plotą. Na, pats paprasčiausias matyt būdas, žinomas dvi kraštinės, matų vienetų nėra, žinomas kampas tarp tų kraštinių, to kampo dydis. Na, tai yra tokia trigonometrinė trikampio ploto formulė, kuri sako, kad trikampio plotas lygus kraštinių, dviejų kraštinių sandaugos ir sinus kampo tarp jų sandaugos pusiai. Nu, čia aš taip sušnekėjau, bet tai, ką sušnekėjau, tai reiškia, kad šitą trikampio plotą galima apskaičiuoti, daugindami tas nurodytas kraštinės, žinomas kraštinės jų ilgius, padaugindami iš sinus 30 laipsnių ir radę to sandaugos pusę. Na, tai ar viena antroji, ar pusiau. Čia kaip jau be užrašysi. Na, žinoma, reikia žinot, kad sinus 30 yra viena antroji. Aš čia juokauju, matyt, tai yra egzaminų lapuose, kad viena antroji šitas lygus. Na, tai dar užrašykim. Jeigu taip. Na, ir čia susitvarkę gaunam atsakymą, matyt, kad tai yra ne koks kitas, o 6. Plotas lygus 6. Kaip buvo galima kitaip išspręsti, ne vienintelis sprendimo būdas, dar galėjom braižyti arba brėžti aukštinę į kraštinę, kurios ilgis 6. Aš nubrėžiau aukštinę šitą ir ką turiu? Turiu statų į trikampį, kurio vienas kampas 30 laipsnių ir žinau puikiai savybę, kad statinis esantis prieš 30 laipsnių kampą lygus pusiai žambinės. Tai H yra 4 pusiau, tai yra 2. Na ir belieka pasinaudoti visiems žinoma trikampio ploto formulę, kad trikampio plotas lygus kraštinės ir ją nubrėžtos aukštinės sandaugos pusiai. Na tai belieka 6 × 2 pusiau, ar ten viena antroji 6 × 2. Na ir atsakymas bet kuriuo atveju 6.